Draugai, pasitikite Mantą Povilaitį iš Vilniaus. Superstar. O, dabar matom, kad pas tave parašyta. Kas jam parašyta? Gal galite paskaityti? Manto idėjos. Mant Ideas ir Mant Povilaitė. Ta prasme, kaip tave galima surasti Facebook'e ir Nu, kaip supratote. ir YouTube'e. Tu Povilaičio anukas? Taip, ir sūnus. Ko užsiemi? Aš užsiemu muzikos vadybą šiek tiek muzikos prodiusavimu, mokslais bei laisvalaikiu. Kokią muziką prodiusuoji? Hip-hop muzika. Hip-hopo? Taip. Ar tu pats esi kiek nors hip-hoperis? Na taip, aš iš esmės esu ir atlikėjas, ir vadybininkas šiuo metu, kadangi toks dabar procesas pas mane vyksta, kad turiu pabiškę skintis kelią, tai pas mane viskas viename šiuo metu. Aišku, o tu turi kokį nors hitų jau galbūt išėjusiu? Greitų metų turėsiu. Koks yra tavo MC slapyvardis? Aha, Million. All right, big it up for MC Million, motherfucker! Mantai Povilaitį, MC Million, ar tu esi pasiruošęs pirmai savo repo minutei? Taip. Okay, first minute starts here, motherfathers! Tai va, iš esmės pasimsiu labai paprastą būdą, paprastą formulę, tyčiosios iš kitų reperių. Šiomis dienomis Lietuvoje yra labai populiarūs du repo atlikėjai, tai būtų populiarusis disko metikas ir piktieji pinigai. Jos, žinoma, visus galite rasti YouTube'e, mane dabar jau irgi galite rasti YouTube'e. Na, aš iš jų tyčiosios labai paprastai, nes man jie labai įdomiai bendrauja savo dainomis. Vienas jų savo dainoje sako, tau tai patinka, o kitas iš jų dainuoja, man patinka. Na dabar aš ir visą laiką turbūt taip privarysiu. Dabar sakysiu, tau tai patinka, man tai patinka, tau tai patinka, man tai patinka, tau tai patinka, man tai patinka, tau tai patinka, man tai patinka. Dar laiko šiek tiek yra, bet, žinot, mano buvo šiek tiek kitokia strategija šiame žaidime. Okay. Ir žaisim tokį žaidimą dabar. Pasimsiu 100 litų, kurį jūs man skolingi, ir aš jį perplėšiu. Taip. Pasimsiu savo kišenės ir lauksiu gongo. Štai ir jis. Ačiū. O kodėl 100 perplėšiai? Ai, nes man nereikia 100 litų. Jis čia ne tam, jis ne dėl komercijos, Taip, jis čia aš dėl esu grino užmegęs. Jisai hip-hopo. pasireklamavo. Taip. Gangsta shit, motherfucker! Man tai patinka. Jums tai patinka, labai nuostabu. Man tai nes patinka. Man asmeniškai tų reperių veikla nelabai patinka, dėl to aš čia ir atsiradau. Kągi jūsų aplodismentai, gerbėmieji. Ačiū man tai tau labai, dėja tau nepavyko prajuokinti mūsų komisijos, vienok, man tai patiko. Drąsiai, su mintim, su finalu, viską apskaičiavęs, hop, atėjau, pamačiau, nugalėjau, išėjau, pinigų nereikia. Aš tai jeigu būčiau jo vietoje, aš ko gero parodijuočiau, buvo kažkada toksai repo legenda Lietuvoje, netgi galima būtų taip pavadinti, buvo linksmasis reperis Cololo. Jeigu prisimenate, aš netgi turiu jo kasetę. Aš ir kasetę jau turiu. Neturi ant ko klausyto, tu turi? Ne. Jūs dar dėl to- nedaugo. Čia yra Blu-ray kasetė. Gaila, kad jūs nepažengė į priekį atgal. Ne, mes esame visiškai atsilikėliai, supranti, šioje srityje. Užtat mes labai populiarūs Mongolijai. Beje, žinojai, kad mongoliški tugrikai kursas yra 1 prie -50. Reiškia, jeigu tu turi vieną mongolišką tugriką, tu esi skolingas valstybei 50 litų. Aš galiu tik vieną pasakyti. Ir bomžai gatvėse tenais dalina tugrikas. Juokas juokais, bet mano kasetė Mongolijoje kainuoja 2 kapranugarius. Va! Man patiko, nežinau kaip jums, bet man patiko. Tai linkėjimai irgi tiems, kuriems patiko, ir šiaip dar kam nors, kas tiesiog nori linkėjimo.